pati gali užduoti klausimus Emai, aš patvirtinsiu tiktais. Kokiu tikslu, mirę žmonės, ta prasme, vėl atein pas manis per sapnus. Paskaičiuok, Valentina. 3, 2, 1. Mane kelia į kažkokią kitą reinkarnaciją. Gerai, einam žiūrėti tenais. Jūratė buvo juoda ragana. Ir ką jinai tuo metu pasidarė, kad prie jos... Jinai gal pati ne juoda buvo, bet aš matau, kad jinai tiesiog buvo tamsios spalvos. Jinai tokia kažkaip toksai kaip pankas. Neįprastas stilius tuo metu. Mhm. Su juodos suknios. Juodas Gerai. skrybėlės. Gerai, žiūrėk, kokioj magijoje ar sektoje jinai buvo tuo metu. 3, 2, 1. Jinai jokio nebuvo, jinai buvo viena. Jos Mhm. visi bijojo. Gerai, prie Visi ko jinai buvo šnekėjo, bet prisirišus? niekas nedegino. Prie ko jinai buvo prisirišus? 3, 2, 1. Prie kažkokios miško būtybės. Gerai, kas ta miško būtybė? Kokią galią jinai turėjo ta miško būtybė? Šiaip Jūratė pati labai stipriai yra žemės būtybė. Bet jinai kažkaip atrado tas galias savo. Bet atrado per kažkokią miško būtybę. Kaip miško dvasia, kažkas tokio. Gerai, kokią energiją jai čia suteikė? Jie supažindino su jos galimybėm. Jinai galėjo atrasti savo galias. Bet tai buvo laikotarpis, kai kai raganos buvo deginamos. Ir kas jai nutiko? Jos nesudegino. Bet jinai daug kalbėjosi su dvasiom, esančiom miške. Aha. Jinai vis kalbėjo, kaip ten viskas vyksta po mirties. Ji domėjosi jinai tarytum momentu per toli nuėjo. Jinai galėjo išsaugoti visą tą savo energiją ir galimybės, bet tarytum peržengė kažkokią ribą tarp gyvų ir mirusių. Kas padėjo jai peržengti? Jinai pati tarytum norėjo dar ir dar. Mhm. Jinai pati norėjo daugiau ir daugiau ego. Gerai, mes tas galimybės jos paliekam, nes galbūt ir šitam gyvenime jai pravers, bet mes visas atkertam šitas miško dvasias, visas dvasias, kurios jai maišo šitam gyvenimui, nutraukia visokias sutartis, jeigu turi sutarčių. Sutarčių neturi, bet tarytum jinai užstrigus kažkokioj dimensijoje. Gerai, pirmiausia nutraukiamės nuo šitų visų dvasių, su kuriuom jinai bendravo, anuliuojam tiesiog. 3, 2, 1. Taip, Ir einam žiūrėti dabar, kur jinai yra užstrigus, kokioj dimensijoje. 3, 2, 1. tarp antros ir trečios. Gerai, ką jinai antroje toj dimensijoje veikia, Bando pereiti į trečią. kodėl jai nepavyksta. Būtent dėl tų mirusių jau buvo. O dabar kaip? Jinai praėjo ir uždarė portalą į antrą dimensiją. Šaunu. Tai tos dvasios jai ir neleido pereiti. Jo, jinai ir dabar matau, kad ten tam praeitam gyvenime irgi pasikeitė biškį filmukas.
Jinai pasijungė kažkiek, bet pajautė ribas ir uždarė. Kažkokį portalą irgi tarytum uždaro, apsisuka ir nueina į kažkokį miestelį ar gyvenvietę, nežinau kas tai. Nežinau kaip įvardinti. Šiaip primena Londoną, kažkaip man Londonas sako. Nešvarus miestas, kažkoks Londonas, nešvarumai. Gerai, kodėl neina į tą nešvarų miestą? Jinai ten gyvena. Tai iškraustumės tada ją iš ten. Kažkokiam labai skurdžioj kažkokioj vietoj, nes kitur jai pavojinga, kad ją sudegins. Gerai, mes galim tada anuliuoti visiems atmintis, kad jinai buvo ragana. 3, 2, 1. Vis tiek išlenda, kad jinai ragana. Nes jos galios labai stiprios ir paslapčia žmonės kreipiasi, kad sugydytų, kad padėtų. Vis tiek išlenda per laiką. Tai, o ką, ją pagauna? Tokia vieša paslaptis. Ne, jos ir šiaip nepagauna, jos nesudegina. Tai gerai, nes tai mes tam rajone jinai jaučiasi saugiai. Nu, tai žiūrėk, jeigu jai ten gerai, paliekam, pažiūrėk galimybės būti dar geriau. Jinai rajono ponia tokia. Visi žino, kas jie. Niekas garsiai nekalba. Visi jos bijo, bet jinai labai prašmatnė, ganėtinai. Aukštai iškelus galvą, švari, lyginus su aplinkiniais. Jinai turtinga. Gerai, tai jinai dabar toj 3 dimensijoje. Pažiūrėk, kaip jinai pragyvena tą gyvenimą. Viskas gerai, jinai grįžta į save. Labai liuks ir paskui jinai drąsiai pereis į 4. Pereis tam tikras pamokas ir pereis, viskas gerai. Tiesiog turi tobulėti kaip siela. Gerai, tai mes tada jai kaip sielai integruojam sėkmės. Bet pažiūrim dar jos sapnus. Gerai, palauk, pabaigiam šitą. Integruojam jai toj 3 dimensijoje sėkmės. Taip. Gerų patirčių, gerų, teigiamų. Jinai su nekantrumu laukia išmokti pamokas. Jinai dabar kaip užsidegęs vaikas mokslams. Nu, šaunuolė. Gerai, tada ir užtvirtinam. 3, 2, 1. Taip. Ir dabar pasižiūrėk, kaip sekasi jai šitam gyvenime, kai sutvarkėmės 2 ir 3 dimensiją. Sakau, toks kažkoks sugrįžimas į save. Kažkoks dar kartą įkritimas į save, toks jausmas kaip įkritus į savo kūną. Kažkoks toksai, Bet aš jai noriu uždėti dar ant sapnų kažkokai patikrinti, ar ten iš viso yra kas ar ne. Gerai, einam dabar tada į jos sapnus. 3, 2, 1. Kas ten vyksta? Matau sielos tas. Jos prašo pagalbos pas ją, kad palydėtų. Čia tos iš, kur dabar jos atėjo pas ją, ar iš tos 2 dimensijos? Ne, čia iš giminės. Gerai, tada kiek jų ten yra? 3. Gerai, jo švarios? Ne visai. Gerai, tada atidarome jom portalus. Į portalą įmetam hipnozės burbulų. 3, 2, 1. Ir uždarom. Išeina jos ir mes uždarom. Tegul jos anuvalosi, tvarkosi, traukiasi kontraktus ir ruošiasi kitom inkarnacijom. Taip.
Dabar žiūrėk. Šitą mes kaip ir patvarkėm, bet dar įdomumo dėlei pasižiūrim, kur yra užregistruota jai pritraukti sielas. 3, 2, 1. Bet jos galiuose. Anuliuojame šitą pritraukimą. Galios gal neanuliuojam, bet anuliuojam kažkaip reikia suformuluoti teisingai. Tai aš ir Nes jeigu sakau, tai, mes tuose galiuose anuliuojam, galių neanuliuojam. žinai ką aš matau norą. Vorą, Norą. koks Kažkaip noras, noras ne tik padėti, noras kontaktuoti. su kuo? Su kitu pasauliu. Nu tai noras, suprantu, noras, bet su kitu pasauliu tai supranti pati, Ema. Ir pati Aš Jūratė pati suprantu. supranti, Ne kad pati tai nori yra- kažkaip tyrinėti, nesąmoningai jinai nori tyrinėti. Gerai, kur tas noras yra, jisai užregistruotas, žiūrim. 3, 2, 1 ir kas jį formuluoja, šitą norą. Iš tiesų tai pati jos siela skatina ją, nes kad jinai greičiau atsimintų viską, ką jinai gali. Gerai, tada pasižiūrėk. Jeigu mes integruojam tą jos norą su ano pasauliu bendrauti, pažiūrėk, kaip jai sekasi, kaip atsiliepia jos fiziniui kūnui. 3, 2, 1. Šiuo metu prastai, nes jinai nežino, kaip su tuo tvarkytis, jinai gali matyti viską. Jinai nežino, kaip tai sukramtyti, jai per stipru, taip iš karto, jeigu staigiai. Jei užtenka jausti, jau jai reikia apkramtyti, o čia nais dar matyti, tai neatsimerkus pradėtų matyti, jei to nereikia. Ne, iš proto išeis. Šizofrenija įsivystys. Nes negerai. Man tai nepatinka, aš nežinau, kažkodėl mano tokia nuojauta tai nepatinka. Gerai, tai uždarom jos, prigesinam tą norą, tiesiog duodam jai, žinai, jai duodam tiesiog informacijos apie mirusį pasaulį. Kad jai nereiktų kontaktuojant žinoti kažko, jinai taip viską žino. Gerai? Gerai, duodame tos informacijos. 3, 2, 1. Taip, kažkokia bobutė, žinok, lenda. Kas ta bobutė? Nežinau, bet jai ant trečios akies gyvatės akis. Kas ją uždėjo? Ne pati. Čia su savo to noru? Tai prasme, čia ne Jūratė ta bobutė. Aš suprantu, bet jai ant trečios akies, gyvatės akis, kaip jinai atsirado, kas ją čia padėjo? Čia bobutė ant trečios akies yra gyvatės akis. Ai, pas tą bobutę? Jo. Aš galvoju, kad Jūratė. Gerai, ko ta bobutė nori? Jinai nieko nenori, jinai kažkam pavaldi yra. Kam? Nežinau, ar taip įmanoma, bet kažkam, kas yra aukščiau Liuciferio. O, gal ir yra, kas čia žino. Gerai, ko jinai atėjo pas čia dabar? Jinai nesuvokia, kas jinai tokia ir ką jinai čia veikia. Gerai, tai gal pažiūrėk, gal jinai yra siela kažkokia tai užvaldyta. Taip. Gerai, tada mes davai visus į juodą skylę nuo tos sielos, su visom gyvatėm ir su visais Liuciferiais. 3, 2, 1. Taip.
Ir kas liko iš tos bobutės? Pervargusi siela. Pervargusi siela, atidarome jai portalą, įmetame į portalą burbuliukų ir išlydim. 3, 2, 1. Taip. Kai šitą davė tokią informaciją, kad aukščiau už Liuciferį siuntėja. Vaizdas. Ir ką tu ten matai? Du per gyvį. Kažkokį visiškai demoną, absoliutus demonas kaip Liuciferis, bet kažkaip stipresnis už Liuciferį. Gerai, mes dabar iš tikrųjų tik identifikuojam dėl informacijos. Žiūrim, kokią galybę jisai turi ir ką jisai valdo. Man kažkaip eina kažkoks žodis, bet nesuprantu. Ladų, lanų, luna, kažkoks. Mėnulio. Turintis prisijungimą prie mėnulio, bet kažkoks garbinimas. Čia neraptas ir nepilkis tikrai ir ne jų giminės. Sakau, čia absoliutus demonas. Žinok, net sunku jį apibūdinti. Tai nesvarbu, neapibūdinėk, aš daug mažai įsivaizduoju ir suprantu, kas tenais toks. Bet gerai, kokias jisai galės turi? Jam viskas dzin. Jisai sprakteli ir lenkiasi jam. Gerai, tada žiūrėkime, įsikviečiam dabar šviesos konglomeratą. 3, 2, 1. Taip. Įsikviečiam mūsų draugą Alex. 3, 2, 1. Taip. Ir mes dabar pas juos klausiam, kaip mes galėtume šitą demoną sunaikinti, kas jisai yra toks. Alex prašo dar 2 žmonių. Gerai, tada mes surandam dar 2 tokius žmonės, kurie galėtų padėti, stipriai padėti Alex. Kviečiamės 3, 2, 1. Ir ką Čia jie tarytum sako? visų agregorų agregoras. Ir sako Liuciferio tėvas. Čia realiai, jeigu Liuciferio tėvas, tai Dievas. Čia Dievas. Kažkoksai. Nu, toks Dievas čia niekam ne į naudą. Tai ir šiaip Dievai ne į naudą, bet čia tiesiog, ta prasme, taip pat iš to, ką jie sako, tai čia yra Dievas tada. Sakau, kaip visų agregorų agregoras. Gerai, ką mūsų šitie vyrukai gali pasakyti, ką galima padaryti? Ar galima padaryti ką nors? Galima tik per atstumą. Sprogdinam ir viskas, ir šaldom. Jisai labai karštas jis yra. Jis kaip metalas karštas, raudonas visas. Tai gerai, tai dabar pažiūrėk, jeigu mes jį sprogdinam, kiek susprogsta dar pačiu agregorų? Mes jo pilnai nesunaikinsim. Jisai atgims. Jis atgims. Gerai, tai tada žiūrim, tada kitas klausimas vyksta. Iš ko jisai atgims? Iš ko sudaryta jo DNR? Jis turi sielą?
Jeigu gali atgimti, tai siela yra. Mhm. Iš ko sudarytas jo DNR? Iš visko. Tai jeigu mes išardom jo DNR, Čia įmanomas toks dalykas. visiškas absoliutas. Čia absoliutas. Aš nesakau, nežinau, kas tai yra. Aš nesu mačiusi. Net negirdėjus apie tokį dalyką. Mhm. Žinau, aš net nežinau, ar įmanoma jo visą DNR išskaidyti. Prasme, jisai iš absoliučiai visko sudarytas. Ta prasme, tai ne tik... Įsivaizduoju, kiek yra kosminių prigimčių. Nu, tai aš Visos įsivaizduoju. absoliutas. Žvaigždės, mėnulis. Visos dalys sudėtos į jį. Mhm. Ir jisai vis tiek atgimtų, netgi sunaikinus DNR. Jis kaip koksai branduolys visko. Nesuvokiu aš šitos informacijos. Aš Gerai, kada jis... mažai suvokiu visko, bet neišneša man šitą informaciją. Gerai, kada jis atgimtų, po kiek laiko? Po kiek metų Žemės mastu, metai skaičiuojant? Metai nepraeitų. Čia labai greitais. Tai yra per didelis judėjimas. Visų agregorų. Bet mums žinomų ir nežinomų agregorų. Mhm. Apskritai pasaulyje žinomų ir nežinomų agregorų. Netgi tų, kurie jau yra neegzistuojantis, tik tais gal kažkokie aprašymai yra. Ar sapnuose jie pasirodo, visi pasaulio agregorai teka į jį. Jisai iš visko sudėtas, jis absoliutas, sakau, čia Dievas. Aš kitaip negaliu įvardinti. Gerai, tai dabar žiūrėk. Dar įdomus toksai dabar klausimas yra. Jeigu visi agregorai eina į jį, ane, kiek mes žinom ir kiek mes nežinom, ar galima paleisti, sukurti kažkokį tai virusą būtent to agregoro gijom? Jisai neišduoda energijos. Viskas į jį teka, bet jisai pats energijos nekaitalioja. Pavyzdžiui, agregoras vienas, tarkim, krikščionybė, ne? Banalus toksai, bet kai žmogus meldžiasi, jis atiduoda energiją ir mainais jis gauna kažką, ar kontraktą kokį, ar ten dar kokį šūdą. Kažką jisai gauna vis tiek. Aha. Kai į jį suteka tas agregoras, informacija tiesiog suteka į jį, energija suteka į jį, jisai neduoda nieko. Aš sakau, jam visiškai dzin viskas. Ir jisai iš to agregorų, jisai ir gyvena. Ne tik iš to agregorų. Iš ko dar? Aš sakau, aš nesuvokiu net kaip papasakoti, iš absoliuto jisai gyvena. Tai ne tik agregorai. Tai gerai, tai yra jeigu mes visos dabar... pasąmonės, visos galimos kosminės prigimtys, netgi visos jau nebeegzistuojančios kosminės prigimtys, kurios yra sunykusios, kurios yra ateinančios, absoliučiai visko ir daiktai, ir bet kokia energija, bet koksai daiktas, bet kokia prigimtis, bet kokia dalelė, ne tik, aš net nerandu žodžių, kaip apibūdinti tokį dalyką. Aš randu tik vieną žodį, tai yra Dievas. Tai yra Dievas, jisai yra absoliutas, tiesiog absoliutas. Mhm.
Tai gerai, jeigu mes dabar jį galim susprogdinti iki atgimimo, ne? Dabar tegul pasižiūrim, kaip atsilieptų tai žmonijai, šitiem visiem agregoram, kas nutiktų. Jau net agregorai, patys agregorų kūrėjai net nesuvokia, kad toksai egzistuoja. Kai kurie suvokia, bet labai mažai kas suvokia, kas yra jį matęs taip pat. Tai suprantu, bet jeigu nebūtų kur jam tekėti, jeigu mes jį sprogdinam, sakykime, ne, patiems agregorams nebūtų kur duoti energiją. Kur ta energija tada Vyksta neįstrigtų? agregorai nežino, kad juos nusiurbinėja. Tai davai duodam informacijos mes tiem visiem agregoram, Ne, kad juos nusiurbė. mūsų virusas užpuls tada. A, Taigi agregorai, kam jiems mūsų informacija? Tu žinai, kiek kiekvienam agregorio parazitų? nu jo. Nu. Gerai, ką šviesos konglomeratas sako, ką mums dabar šituo atveju daryti? Sprogdinti ar palikti taip, kaip yra? Sprogdinti, bet dalimi. Netgi šviesos konglomerato dalis yra jame, supranti? Aha. Bet šiaip sako sprogdinti. Gerai. Aleks ir jo draugai pasiruošę. Ar dar reikia dar ką nors pakviesti, ar jūsų užteks 3? Ne, jie šiaip 5 atsisėdo, norėjau sakyti, jie 5, ne 3. Jiems užteks, jeigu jie supranta, kokį darbą dirbs. Taip, Gerai. konglomeratas deda mum apsaugas. Gerai. Tegul visiems mūsų žmonėms visiems taip pat apsaugas. Taip, Gerai. Pasiruošiam. 3, 2, 1. Sprogdinam. išjunk emocijas. Išjungiu emocijas. 3, 2, 1. Kas vyksta? Nesu mačius tokio vaizdo. Tai tu Niekur. matai, bet tu transliuok mums. Labai daug, šiaip labai šlykštus vaizdas ir baisus ir kraupus ir visoksai. Ir sprogsta emocijos, sprogsta kraujas, dalys, drakonai. Labai daug tokia košė, viso šūdo košė. Labai daug energijų. Nežinau, sakau, nesu mačius tokio vaizdo niekur. Sunku yra apibūdinti, tiesiog viskas, ką mes valom, viename kūne buvo sudėta. Ir tas kūnas kokių 10 metrų aukščio. Gerai, dabar kaip atsiliepia patiems žmonėms, kai mes dabar susprogdinom šitą demoną? Kai kurie pyksta ant mūsų. Kodėl? Čia siurbėm viską. Galima atidaryti porą juodųjų skylių. Taip, atidarom kiek reikia. 3, 2, 1. Atsidarė 11. Ramiau. Bet hakeriai dar dirba. Liks su draugais. Matau, kad mums reikia kažkokios apsaugos nuo vampyrų kažkokių.
Gerai, užsidedam. Konglomeratas padeda mums. 3, 2, 1. Jo. Giedrė irgi turėtų būti atsargi, eidama į hipnozę. Dėl Porą ko? dienų Mhm. bus atakų. Mhm. Tiksliau bandys atakuoti, bet kažkaip išvengsim, viskas gerai. Gerai, mes papildomas apsaugas susidedam. 3, 2, 1. Sustiprintas. Uždėtos. Mhm. Gerai. Viskas išėjo, juoda skylė, Aleks susitvarkė. Jo. Ar dar dirba? Tikrina kompus, kažkokie virusai. Tiesiog tikrina informaciją, bet baigia jau. Kažkokie sisteminiai virusai. Čia kaip karantinas, žinai, turėtų būti. Mhm. Taip, Pabaigė. jo. Padėkojam labai, labai Aleks. Padėkojam už visą darbą, ką jie padeda mums. Šaunuoliai vyrai. Išmetė kompus visi. Susprogdinut reikėjo. Tai jie ir taip susprogo. Tai prasme, Gerai. jie kompai iš viso nusprogo kompai. Mhm. Gerai. Dabar pasižiūrim, paklausim šviesos konglomerato, kaip dabar atsilieps šitas sprogdinimas fiziniam žmogui. Įvairiai. Tai labai asmeniška. Kiekvienam. Gerai, dabar sakykim, kaip mums atsilieps tai. Turėsit atakų. Čia už tą darbą, ne? Bet jausitės išsilaisvinusios. Mhm. Kaip Giedrė, Lygiai taip pat. kaip tu. Aš tai šviesos konglomeratas. Kas taip? Aš šviesos konglomeratas. Tu šviesos konglomeratas. Aš čanelinu. Kaip Ema. Kaip Emai atsilieps. Mama matys. Nesupratau. Taip pat, bet Ema matys. Gendrė taip pat. Ar aš čia viena, nes Atsimerkusi. dar kartą paaiškink, nes aš neišgirstu, Aš kad matysiu pasakyk. atsimerkusi atakas. Matysi atsimerkusi atakas. Giedrė. Giedrė tikrins per hipnozę. O aš? O tu vedlys? Tai ką, bet tai aš tai jaučiu daug. Nu, tai tas tu jausies lygiai taip pat, kaip ir mes. Tiesiog iš vedlio pozicijos. Bet jausi taip pat. Gerai, kaip mes dabar klausk šviesos konglomerato, kaip mums lengviau atlaikyti tas atakas, ką mums reikia daryti, pavyzdžiui, fiziniam plane. Apsaugos uždėtos, viskas gerai. Bet tai mes kaip eisim tik į hipnozės, tos atakos bus, ar yra ir 3D? 3D. Kiek čia laiko bus? Kiek tai užtruks? 2 dienas, 3.
2, 3. Mhm. Jausite įtampą biškutį, bet viskas gerai bus. Tai čia mes Eik gerą drąsiai. darbą padarėm. Žinoma, tik trumpam. Sekantį kartą vėl galim sprogdinti. Užmatę. Kaip bus sekantis kartas, tada pažiūrėsit. Gerai. Jisai čia tas demonas, jisai vienintelis yra, ar yra dar jų? Toksai vienas. Bet yra tų gizelių daug, ne? Bet čia ne jo gizelė. Jisai Gerai. tarytum visų tikėjimų šiukšlės. Aišku. Gerai. Stabdau.